Mes labai džiaugiamės, kad gyvename viso ko pertekliaus laikotarpyje. Visos sąlygos ir išsaugoti dantis, ir prarasti dantis yra sudarytos. Ir natūraliai kyla klausimas, tai ar būtina atstatyti kiekvieną prarastą dantį? Klausimas labai filosofinis, dėl to, kad jis labai individualus. Kita vertus, gal gamta natūraliai žmogui suteikia tokį didelį skaičių dantų, tai yra 28 arba 32 dantis, tam, kad amžiaus bėgyje jų sumažėtų. Kita vertus, po to, kai buvo išrastas maisto smulkintuvas, tai dantų tikrai nebebūtų galima vadinti gyvybiškai svarbiais organais, jeigu mes kalbam apie tik maisto smulkinimo funkciją. Tačiau realybėje dantys atlieka dar dvi kitas labai svarbias funkcijas. Tai yra fonetinė, tai yra garsų aiškaus tarimo funkcija, ir estetinė funkcija, tai yra kaip mes atrodom. Ką noriu akcentuoti, kad šiais laikais techniškai mes galim atstatyti visus prarastus dantis. Tačiau labai dažnai pacientui tai gali būti finansiškai nepakeliama našta. Ir kita vertus, kartais tai būna neracionalu daryti. Pavyzdžiui, jeigu pacientas praradinėja dantis dėl nekontroliuojamo karieso, nekontroliuojamos periodonto patologijos, kitaip sakant, dėl priežasčių susijusių su nepakankamai suprasta higiena. Tai prieš atstatydami visus prarastus dantis, mums natūraliai reikia užsiduoti klausimą, ar mums pavyks juos taip brangiai kainavusius dantis išsaugoti. Ar neracionaliau būtų daryti mažesnį, kompaktiškesnį dantų skaičių, kad jį būtų galima lengviau prisižiūrėti, bet kartu jis atliktų visas reikalingas dantų funkcijas. Netekus danties ar keletos dantų, ar visų dantų, visų pirma, kas pradeda veikti, tai principas, kad gamtoje nebūna tuštumos. Į laisvą tarpą pradeda kryptis, suktis, leistis gretimi dantys, deformuoja dantų lankus. Žandikaulis toje vietoje, kur nebėra dantų, dėl neveiklos, dėl to, kad jo niekas nebestimuliuoja, jis pradeda mažėti, tirpti. Tuo pačiu sužemėja sąkandžio aukštis. Žemėja apatinis veido trečdalis, kitaip sakant, mūsų apatinė veido dalis sukrinta, susmunka. Jis atrodo daug senesnė, išryškėja nosies, lūpų raukšlės, nukrinta lūpų kampai. Kitaip sakant, pacientas pasidaro vyresnis ne pagal amžių. Tas, žinoma, pasijaučia negreitai, tai yra lėtas procesas, tačiau dar lėtesnis procesas paskui tokių komplikacijų, tokių deformacijų atstatymas. Jeigu yra galimybė, tai to paties vizito metu, kada yra šalinamas dantis, reikėtų ir pasitarti pacientui konkrečiu atveju, jo konkrečiu atveju, kada reikėtų kreiptis dėl danties atstatymo ir apskritai ar tą dantį būtina atstatyti. Jeigu negauname atsakymo iš vieno gydytojo, reikėtų kreiptis į kitą gydytoją, nes Lietuvoje yra pakankamai daug aukštos kvalifikacijos gydytojų ir į tokį paprastą, banalų klausimą tikrai jums bus atsakyta jūsų suprantama kalba. Bet svarbiausia, neužleisti situacijos, visada kreiptis į specialistą ir kartu nuspręsti, būtina atstatyti tą dantį ar nebūtina. Dar kartą noriu akcentuoti, kad beveik visais atvejais visus prarastus dantis bus galima atstatyti. Tačiau, jeigu yra įvykusios jau gretutinės deformacijos, gretimų dantų įsiklaipimai, žandikaulio sunikimai, sąkandžio sužemėjimai, gydymas užtruks daug ilgesnį laiką, bus reikalinga daug daugiau papildomų procedūrų ir žinoma, iš paprasto, banalaus, lokalaus
defekto, iš paprastos lokalios problemos mes turėsime grandiozinius brangius gydymo planus. Ir kuo ilgiau tų dantų nėra, tuo yra didesnė tikimybė, kad rezultatai to gydymo nebus tokie ilgaamžiški, kaip jeigu tai būtumėm padarę nedelsiant. Tai yra irgi labai svarbu. Dar kartą noriu pasakyti, kad tai yra be galo individualu. Jeigu mes netekome protinių dantų ar vieno protinio danties, ne, tai yra vieni sprendimo būdai. Bet jeigu mes netenkam, pavyzdžiui, pirmojo krūminio danties, kitoj pusėje kito pirmojo krūminio danties, situacija yra radikaliai skirtinga. Todėl visada reikėtų kreiptis konsultacijos ir realiai pagal esamą situaciją priimti sprendimą, nes tai labai individualu. Tai mokslininkai yra nustatę, kad mažiausias racionalus dantų skaičius, kad maistas būtų smulkinamas pakankamai gerai, yra 20 dantų. Tai yra 10 dantų viršutiniame žandikaulyje, 10 dantų apatiniame žandikaulyje. Tiek dantų turi vaikai, vaikai daug valgo, auga ir jie niekada nesiskundžia dantų trūkumu. Tačiau, kas tai reiškia 20 dantų? Tai reiškia, kad mes turėsime priekinius dantis ir prieškrūminius dantis. Priklausomai nuo šypsenos pločio mes galime parodyti dantų pabaigą. Atsiras tarpai už dantų. Vadinasi, jeigu mes kalbam ne tik apie maisto smulkinimo funkciją, ne tik apie garsų aiškų tarimą, fonetiką, bet ir apie estetiką, tai skaitoma, kad minimaliausias būtinas maistui sukramtyti ir estetikai palaikyti dantų skaičius yra 24. Tai yra priekiniai dantys, prieškrūminiai dantys ir bent po vieną krūminį dantį. Tokį dantų skaičių aš dažniausiai, tokią taktiką aš dažniausiai taikau, kada mes turime periodontologinį pacientą, kuris neteko daug dantų, neteko daug žandikaulio kaulo dėl prastos higienos. Jis yra apmokinamas, bet vis tiek jam yra sunku pasiekti toli esančius dantis. Tai toks dantų skaičius, 24 dantys, yra pakankamai patogus skaičius, patogus kiekis dantų prisižiūrėti, kad rezultatai, gydymo rezultatai, jie tarnautų ilgai. Pasaulis labai margas, yra labai daug skirtingų žmonių ir motyvuoti, besirūpinantys sveikata žmonės tai sprendžia nedelsiant. Tačiau gyvenimas yra gyvenimas ir kartais, kada tą problemą reikia spręsti, paprasčiausiai nebūna finansinių resursų. Ir po kažkiek tai metų, netgi dešimtmečių, pacientas galų gale susikaupia ir tas problemas pradeda spręsti. Dar kartą, visada jas bus galima įspręsti, tačiau brangiau, ilgiau užtruks ir rezultatas galbūt nebus toks labai, kaip buvo. Tai šiais laikais yra labai įvairios galimybės, galima tiek neįgaliesiems vaikams iki 18 metų ir pensinio amžiaus žmonėms Lietuvos ligonių kasos kompensuoja tam tikrą pinigų sumą kas 3 metus. Tai pirmiausiai šitą reikia pasinaudoti, jeigu yra galimybė, reiškia neįgaliesiems vaikams iki 18 metų ir pensinio amžiaus žmonėms kas 3 metus priklauso tam tikra suma. Tik klinika turi būti sudariusi sutartį su ligonių kasom ir tą sumą galima panaudoti. O šiaip tai didžioji dalis klinikų, manau, turi sutartį su įvairiais bankais ir pacientas gali gauti paslaugą išsimokėtinai. Bet dar kartą noriu pasakyti, dantis nėra gyvybiškai svarbus organai. Mes kalbam ne apie širdį, ne apie plaučius, ne apie inkstus, apie dantis. Jų nėra tokios tragiškos būtinybės atstatyti šiuo metu iš karto čia ir dabar. Jos galima statyti ir vėliau, tačiau nenutempiant per daug ilgai. Kita vertus, ne visus dantis ir būtina atstatinėti. Po danties pašalinimo burną prižiūrėti reikėtų taip, kaip ir atsiradus bet kokiai žaizdai kūne. Burnoje gyvena tikriausiai virš 680 rūšių gyvūnų įvairių. Ir kada mes pašalinam dantį, ten yra žaizdelė. Ne? Tai visų svarbiausias dalykas tai yra burnos higiena. Burnos higiena ir
kruopštus chirurgo arba gydytojo, kuris šalino dantį, nurodymų laikymasis. Pakeitus dantį įprastai, šiuolaikiniam priemonėm pakeitus dantį, jeigu kalbame apie implantus arba koronėlės arba tiltinius protezus, tai priežiūra yra tokia pat kaip paprastų dantų. Tačiau dar kartą norėčiau akcentuoti, kad mes atstatom jau mūsų atstatytas dantis, jis niekada nebebus jau toks, koks kažkada buvo natūralus. Nereikia būti naiviem ir reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Implantas yra labai geras blogų dantų pakaitalas. Tai yra labai gera protezų rūšis. Dantis ant implanto gali būti netgi gražesnis negu prieš tai buvęs jūsų dantis. Tačiau, apie ką mes kalbam? Mes kalbam daugmaž apie tokią pat situaciją, kaip dėl kažkokių priežasčių mes netekome galūnės ir mums padarė galūnės protezą. Dantų implantas tai yra ir šaknies protezas, ir danties vainiko protezas. Todėl naivu yra tikėtis, kad jisai neturės visiškai jokių bėdų, negali turėti jokių bėdų, jokių komplikacijų ir tarnauti visą gyvenimą. Jam reikalinga, kaip ir bet kokiam mechaniniam įrenginiui, reikalinga techninė priežiūra. Kažkas jam gali atsitikti, bet visada galima kreiptis pas specialistus ir pagalbos sulauksime. Dantų pasos ir šepetėlio niekada nepakanka, dėl to, kad dažniausiai mes turime situacijas, kai mums reikalinga įvairesnių šepetėlių, nes burna yra tokia vieta, kur maistas tampa košele, tyrele ir ta tyrelė turi polinkį visur lysti, visus tarpus. Tai paprasčiausių šepečių ir dantų pasta mums ne visada pavyksta išsivalyti, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, visada rekomenduojama, kas keletą, jeigu prastesnė burnos higiena, kas keletą mėnesių, o jeigu geresnė burnos higiena, kas pusę metų arba kas 12 mėnesių, kreiptis profesionaliai higienai. Tai yra, kitaip sakant, profesionaliai išvalyti visas sunkiai pasiekiamas nišas burnoj, nes tikslas labai paprastas. Ten, kur kažkas kaupėsi, ten kelia iš karto uždegimo riziką, nes mikroorganizmai dauginasi ten, kur jiems yra ką valgyti. Profilaktika yra medicinos motina. Jeigu mes kažką tai atliekame profilaktiškai, vadinasi, mes turėsime daug mažiau šansų, kad reikės atlikti didelius, ilgus ir brangius gydymus.